labai Lietuvoje vangiai vyksta renovacija, būsto renovacija. Žmonės iš tikrųjų nenori imtis įsipareigojimų. Mes turim daug labai pavyzdžių, kada reikia 20 metų prisimti įsipareigojimus ir dar palikti juos savo paveldėtojams, jeigu tu renovuoji būstą. Tai žmonės dar labiau nenorės investuoti, nes renovuotam būstui padidėja vėl kaina. Tai mes iš tikrųjų sakome, kad reikėtų tą klausimą vis dėlto labai atsargiai svarstyti. Ir tas ribas, kur jūs sakote, buvo pirmas variantas, mes matėme, buvo 40 000, dabar jisai jau sumažėjo iki 10 000 ir tas tarifas, kurį sprendžia savivalda, 0,1 iki 1%, tai vis dėlto labai didelis skirtumas, kiek tai bus savivaldybėje ir kokią tą įtaką turės patys piliečiai, pilietinė visuomenė ir tos pačios profesinės sąjungos. Mes savivaldoj visiškai neturim socialinio dialogo, ten niekas nebendrauja su žmonėmis, ten niekas nebendrauja su profesiniam sąjungom. Anksčiau mes turėjom 3 šalies tarybas, kur galima buvo šitos klausimus svarstyti, dabar savivaldos pačios priims sprendimus. Tai mums kaip profesiniam sąjungom tikrai labai šitas jūsų nuostata dėl nekilnojamo turto labai daug kelia klausimų. Ačiū, Kristina. Vyriausybė, jūs fiksuokite pastabas, jau turbūt ir gavę, tai